Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Na, šiandien mes pakalbėsim apie lietuvių autorės knygą ir tai yra Ilonos Medline debiutas Nuodas. Tai yra meilės romanas. Meilės romanas suaugusiems, iš ženkliuką galit matyti. Tikrai daug čia yra pipiriukų, tikrai daug spicy šitam kūriniui. Bet tai yra tikrai puikus autorės debiutas, tikrai giriu autorę už taip puikiai ir kompleksiškai ir įvairiapusiškai parašytą knygą. Tikrai šiek tiek atidėliojau skaitimą šios knygos vien todėl, kad tai yra būtent meilės romanas, šiuolaikinis meilės romanas, ko aš tikrai mažai skaitau. Jei imu meilės romaną, tai jau žino turbūt iš kitų mano video, kad tai dažniausiai būna istoriniai meilės romanai, bet iš tikrųjų šią knygą greit suskaičiau, tikrai smagiai suskaičiau ir tikrai turėjau gerą laiką. Pradėsiu būtent ir nuo to, kad kiekvienam žmogui reikia skirtingo meilės romano. Kas vienam patinka, gali visiškai nepatikti kitam. Skirtingi mums patinka ir santykių tipai, ir išpildymas. Vieni labiau mėgsta tokius suaugusiems skirtus meilės romanus, kitiems labiau patinka romantinės komedijos, kiti galbūt ieško kažkokios tragiškos istorijos ar panašiai. Vieni ieško daugiau dramų, kiti mažiau. Tai čia kiekviena yra labai individualus poreikis ties meilės romanu. Ir yra gan sunku, manau, parašyti tokį meilės romaną, kuris būtų išpildytas įvairiapusiškai, nebūtų nei per saldus, nei per lėkštas, nei per daug toks netikras, nei per daug nugludintas. Ir man atrodo, kad ši knyga labai visapusiškai viską išpildo, nes šis romanas tikrai yra ir saldus, ir tokia komedija, ir kartais pagalvoja, kad yra tokių situacijų, kur, ką žino, ir tai vyktų realybėj, bet tada supranti, kad yra tikrai dalis žmonių, kuriems galbūt tokie keisti nutikimai ir įvyko gyvenime, tokie, kur atrodo tikrai kaip kažkokia filmo realybėj nebūtų, bet kažkam galbūt tikrai tai nutiko. Tai manau, kad kiekvienam skaitančiam šią knygą užkips skirtingi dalykai įsimins, galbūt kažkam prijausit, kažkam ne. Ir aš tiesiog noriu pasidalinti savo nuomonę. Dar prieš pradedant apie knygą noriu pasakyti, kad dažnai galima sulaukti, nežinau, iš aplinkos posakį, kad meilės romanai tai yra tokios knygos, kurios yra nerimtos. Ir aš nesutinku su šituo posakiu. Tai yra knygos atsipalaidavimui, jos turi būti tokios, kurias skaitai lengvai, puslapiai verčiasi nepastebimai, turi tikrai gerą laiką ir tiesiog tokios knygos tau turi teikti skaitimo džiaugsmą, galbūt kažką meilės romaną teikia kažkokią paguodą, kad yra ne vieni, kad išgyvena situaciją panašią, ar tiesiog priverčia nusišypsoti ir pasijuokti. Tai man atrodo, kad kaip tik reikia turėti talentą, gebėti taip lengvai parašyti knygą, kad atrodytų, kad yra parašyta lengvai. Tai turinys, aišku, yra su dviem pagrindiniais veikėjais. Tai yra Nojus ir Elzė. Elzė ilgą laiką gyveno užsienyje ir grįžo į Lietuvą vasarai. Todėl knyga yra padalinta į 3 dalis – Birželį, Liepą ir Rugpjūtį. Ir grįžusi į Lietuvą, jie tiesiog nori kažkur kaime išsinuomoti sodybą ar namą ir ten tiesiog pasinerti į savo menišką pusę ir kažką tai daryti. Galbūt tai tapyti, galbūt fotografuoti, ar kažkaip kitaip meniškai atsiskleisti. Kodėl vėliau yra išaiškinama knygoje, kodėl jį grįžo į tą Lietuvą, ką jį veikia užsienyje, kokie yra jos išgyvenimai, visa kita yra paaiškinama knygoje ir čia jau yra knygos paslaptis. Na ir vos tik grįžus į Lietuvą, jis susipažįsta su Nojumi, kuris yra vienišas tėtis ir augina mažą berniuką Leonardą. Ir ten daug įvykių vyksta, kai šie žmonės vis susitinka, vis išsiskiria, vis netikėtai vėl susitinka ir vėl išsiskiria. Ir kažkaip visa tai perauga į abipusius šiltus jausmus šių žmonių. Ir
turinys būtent ir siejasi su šių dviejų žmonių santykiais. Na ir bėgant vasarai, bendraujant Nojai ir Elzei, atsiveria abiejų šių žmonių gyvenimai ir jų išgyvenimai. Daug visokių smagių ir liūdnų įvykių įvyksta ir tikrai ši knyga yra labai kompleksiška. Man labai patiko tai, kad šioje knygoje skyriai yra labai trumpi ir viską matom iš abiejų veikėjų perspektyvos. Vienas skyrius būna iš Elzės perspektyvos, kitas iš Nojaus, todėl labai įvairiapusiškai ir plačiai pamatom tuos pačius įvykius, ką mąstė abu žmonės. Ir netgi, kai tie žmonės nebūna kartu, mes matom tiek, ką veikia ir vienas žmogus, tiek, ką veikia ir kitas žmogus tuo metu. Tai labai greitai vertėsi puslapiai ir dėl tų trumpų skyrių, nes skyrius gali būti 1 puslapio, gali būti 5 ir taip jau žiūrėk ir pusę knygos paskaitai. Man patiko, kad turinys nebuvo tik tai santykių tematika, kad buvo ir asmeniniai žmonių išgyvenimai, ir draugystės, ir gyvenimas vasarą kaime, ir žmogaus tiesiog suvokimas, kas esi, ko nori būti, ir atradimas savęs vėl iš naujo, peržengimas per kažkokius tai liūdnus gyvenimo įvykius ir suvokimas, kad jei nuolatos žiūrėsi į praeitį ir neperlipsi per savo kažkokią tai tamsią išgyvenimo duobę, tai niekada negalėsi eiti į priekį ir kad turi paleisti tą praeitį, kad galėtum priimti kažką gero į savo gyvenimą. Tai labai džiaugiausi, kad autorė knygą išpildė taip įvairiapusiškai. Nes grįžtant ties santykių tematika, tai tikrai nemažai šioje knygoje yra ir pipirų, ir tikrai net kelių puslapių aprašymai yra spicy scenų. Ir asmeniškai aš nesu tas žmogus, kuris ypatingai mėgtų skaityti tokio tipo turinį, tai kartais paskaitydavau, kartais keletą puslapių praleisdavau, bet tai tikrai neatėmė nieko man iš knygos. Ir būtent tas įvairiapusiškumas, kad turinys buvo sietas aplink daug skirtingų tematikų ir neatėmė nieko, kad aš keletos tiesiog scenų neskaičiau. Ir tai man labai patiko, kai meilės romanas nėra tik būtent apie tą meilę. Kitas aspektas, kas man labai patiko, tai labai tikroviški, kompleksiški ir įtikinantis veikėjai paveikslai. Ne tik Nojaus ir Elzės, bet ir kitų antraeilių veikėjų. Nojaus sūnaus Leonardo, Angelės, kur man labai patiko, kad buvo panaudota tarmiška kalba. Ir taip pat ir kitų veikėjų. Visi atrodė tokie tikroviški ir išpildyti. Tai labai didelį pliusą čia deda autoriai. Nes iš tikrųjų įtikina mane, kad toks žmogus iš tikrųjų gali būti, kad bent jau pasiremta yra pagal kažkokį žmogų. Kaip ir autorė po to rašo padėkoje, kad tikrai dauguma jos veikėjų ir buvo paremti tikrais kažkokiais žmonėmis iš jos gyvenimo. Dar kalbant apie veikėjus, Leonardas, koks jis mielas yra vaikas. Man tai buvo smagu skaityti visas absoliučiai senas, kuriuose buvo Leonardas. Toks tikroviškas vaikas, kaip ir sakiau, tikroviški visi paveikslai. Bet man tiesiog kiekvieną kartą kėlė šypseną parašyti Leonardo žodžiai, ar kaip jis elgėsi su Elze ir su Nojum. Tiesiog labai patiko. Tai čia mano mėgstamiausias veikėjas Leonardas. Tiesiog žinau, kad pagrindiniai veikėjai yra Elzė ir Nojus ir turėtų jie būti ant pjedestalo, bet man Leonardas tai tiesiog saldainiukas tiesiog. Kaip jau ir mano minėta Angelė, kuri čia kalba tarmiškai, taip ir visi kiti veikėjai. Man atrodo, to tikroviškumo jiems ir suteikia tokia kalba. Viskas buvo parašyta taip, kaip žmonės kalbėtų tikrovėje. Ir su slengo žodžiais, ir su keiksmažodžiais kartais, ir su įvairiais daugtaškiais. Daug lengviau buvo prijausti šios veikėjams, nes atrodo, taip žmonės ir kalba. Vienas dalykas manęs nepaleido skaitant šią knygą nuo pat pirmų puslapių, kai mes tik susipažįstam su Elze. Aš nežinau kodėl, bet man Elze labai priminė Medą iš Moteris meluoja geriau. Ir man visas bendravimas Elze su savo draugėmis ir įvairūs įvykiai ir kaip
atrodo netikėčiausi įvykiai atsitikdavo šioje knygoje. Kažkodėl man labai dvelkė Moteris meluoja geriau tematika ir atmosfera ir čia tik iš gerosios pusės. Nes aš prisimenu, kaip su mama žiūrėdavo Moteris meluoja geriau serialą ir nežinau kodėl, bet tiesiog negalėjau paleisti šios minties, bet tai man iškėlė tokius labai malonius prisiminimus iš paauglystės ir tik dar labiau pridėjo tokios šilumos šiai knygai. Nežinau, galbūt niekam nekilo šitų asociacijų, bet man kažkaip būtent toks įspūdis susidarė. Ir čia tik iš gerosios pusės aš noriu šitą pasakyti komentarą. Šilumos šiai knygai man taip pat pridėjo ir būtent kaimo tematika. Veiksmas vyksta vasarą ir dar kaime, tai iškart priminė mano visas vasaras praleistas kaime, tai iškart galėjau prijausti ir įsivaizduoti tą ryto kvapą, ryto rasą, rūką, tą jausmą, kai tik keli žmonės gyvena kaime ir tu jautiesi laisvas gali daryti ką tik nori. Ir ta bendruomenė Piktavilkių kaime, kuris yra aprašomas šioje knygoje, labai šildė širdį. Tai ši knyga tiesiog spinduliuoja tokią šilumą, pradedant nuo turinio veiksmo vietos, baigiant tuo, kad ši knyga yra apie meilę ir apie pipiriukus šiek tiek. Tai tikrai tokia labai šilta, labai komfortiška knyga, labai ją lengva skaityti ir tikrai nuostabus autorės debiutas. Tai knyga man tikrai labai patiko ir tikrai rekomenduoju ir jums. Jeigu jums patinka meilės romanai, norit atsipalaiduoti, pasijuokti, nusišypsoti, tiesiog turėti gerą laiką su knyga, tikrai imkite šią knygą, tikrai paskaitykite, tikrai duokit šansą, tikrai nesigailėsit paėmę Ilonos Medelain nuodą. Tai va, toks yra Ilonos Medelain nuodas. Tikiuosi, kad jums patiko šis video. Jeigu skaitėte šią knygą, kaip visada parašykit man į komentarus, ar jums patiko, ar ne, kokios yra jūsų įžvalgos ir kokia yra jūsų nuomonė. Visada laukiu jūsų komentarų. Nepamirškit paspausti subscribe, jeigu to dar nepadarėt. Ir susitiksim kitam mano video. Ate?